Jeigu nori kalbėtis, pasiruoš kalbėtis ir reikia kietai kalbėtis ir turi turėti kažką tai užsikišęs už diržo ir turėti stiprų užnugarį, nes ten kitokios kalbos nėra. Tai, kad Iranas tiesiogiai aprūpina Rusiją dronais, kurie galų gale ir čia pas mus nusileidžia, tai mes turim jiem už tai pritaikyti papildomų priemonių. Stebėmės, kad ES nėra JAV nacionalinio saugumo strategija, arba ten vaidmuo nepriskirta. Nenori niekas tos ES ten matyti. Nori atskiras valstybės matyti. Taip yra paprasčiau, ir galų gale užsienio politika nėra entropinė. Žinot, įmušiau kiaušinį, nepatiko, surinkau atgal į kiaušinį ir išsinešiau. Tu padarėjai pasiekmes ir dabar jau reikia su jomis gyventi. Nes vienintelis dalykas, kas sustabdys Rusiją, tai tikimybė, kad ją sunaikins visiškai, išgarins velniop visus. Tai va čia va tik tai, kas gali suveikti kaip atgrasimą. Sveiki atvykę į Krašto apsaugos ministerijos tinklalaidę Kas ir kam. Šiandien svečiuose turime užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį. Sveiki. Sveiki. Ir šiandien taip pat ne pirmą kartą jau tinklalaidėje Euroatlantinio bendradarbiavimo grupės, čia Krašto apsaugos ministerijoje vyriausiasis patarėjas Rimas Ališauskas. Sveiki. Pakalbėsime apie užsienio politiką, kokią įtaką užsienio politika turi Lietuvos saugumui. Bet pirmiausia, ministrė, matėm Facebook'e kėlėt nuotrauką, kad slidinėjot savaitgalį su sūnum, ruošiat olimpinėms žaidynėms kitoms jau šiemet nepavyks sudalyvauti. Šiemet tikrai nepavyko sudalyvauti. Labai norėčiau, iš tikrųjų, nesu buvęs olimpinėse žaidynėse, nei vasaros, nei žiemos. Sportas man tikrai nėra svetimas, man labai patiktų žiūrėti ir žiūriu per televizorių, kai tik tai turiu galimybę, bet taip, žiemos sportai, ypač kai tokia žiema yra Lietuvoje, yra tikras malonumas ir man lygumų slidinėjimas, ar tiek, sakykime, bėgimų, klasikinių būdų, ar tuo čiuožimu, jisai yra vienas iš tokių smagių kardio pakaitalų, kai bėgti per tokias pusnes nelabai miela. Einant prie labiau reikalo, dėl ko susirinkom čia šiandien, diena, kai šią tinklalaidę publikuosime, bus diena, kai prasidės Miuncheno saugumo konferencija, į kurią išvyksite. Apie šią konferenciją. Kasmet rengiamas svarbiausias Europoje aukščiausio lygio forumas, taip vadinama Miuncheno saugumo konferencija. Gal galite papasakoti, kuo išskirtinė ši konferencija ir kokia yra jos svarba? Iš tiesų, ne vienas įvykis, arba, sakykime, pokytis buvo skaičiuojamas nuo Miuncheno saugumo konferencijos, nuo kokios kalbos praeitai metai, kaip žinia, buvo JAV viceprezidento žymioji kalba, kur tam tikrą perspektyvą nupiešė, kaip Amerika mato Europą ir kas po to jau atsispindėjo ne viename kitame pareiškime, ar toje pačio nacionalinio saugumo strategijoje. Iš tikrųjų, irgi tam tikrų požiūrių galima rasti. Tai taip yra buvę ne kartą ir praeitie, prisimenant ir Putino žymėje kalbą 20 metų atgal, ar kitus įvykius. Tai yra vieta, kur susirenka tas saugumo politikos formuotojų ratas iš abiejų Atlanto pusių. Labai svarbu yra amerikiečių dalyvavimas, dėl to tam yra skiriamas tikrai didelis dėmesys. Šiais metais turėtų būti valstybės sekretorius Marco Rubio, bet taip pat ir senatorių, ir kongresmenų delegacija, tikrai bus 10 žmonių. Tai va tarp jų ir vyks toks pasitikrinimas, kur mes čia esam. Nes per metus tikrai vyko nemažai trinčių įvairiausių, tiek tebe vyksta frikcijų, sakykime, tokių tarp JAV ir Europos bendrai. Tai turime neišspręstus saugumo iššūkius, turime begalę temų, kur privalome bendradarbiauti. Tai aš ir tikiuosi, kad apie tai ir vyks pokalbiai, kurios tos yra kryptis, temos, ties kuriomis dirbame. Ta konferencija nėra taigi ten receptus išrašinėja vienas kitam, ar ten kokį priemonių planą susėdė rašo, bet pasitikrina mąstymą, kas yra pas ką prioritetus. Tai aš manau, kad europiečiai tikrai bus klausančiųjų stadijoje, klausant ir pranešimų tiek diskusijų, kaip atrodys Amerika 26 metais, kai išeidinėja į tos vidurio vadinamus rinkimus midterm, bet lygiai taip pat ir iš Europos pusės amerikiečiai norės girdėti, tai kaip tas mūsų savarankiškumas ir ta mūsų didesnė autonomija ir ta ambicija pasireikš ant žemės konkrečiais darbais, pinigais ir pajėgumais. Turėtų būti labai įdomu. Tai yra toks uždaras forumas, ar tai padeda atviriau kalbėtis lyderiams negu kituose formatuose?
jisai labai yra intensyvus. Jis ne dėl to, kad, sakykime, ten kažkas atvirauja labiau, nu, tai tą patį gali pasidaryti ar vakarienėse, ar įvairiausiose, nežinau, tokio pobūdžio diskusijose, kaip ir mes čia Lietuvoje organizuojam, sakykime, SNAU susitikimą, kurio išvakarėse būna vakarienė ir pasibaigia vyno taurė palėpėje, kalbant atvirai. Bet tai, kad yra daug žmonių ir tai, kad tu turi tokių labai daug susitikimų. Jis toksai kaip greitieji pasimatymai, tas speed datingas, vadinamas, kur po pusę valandos atskiruose kambariuose susėdi, greitai apsikeiti matymais, bėgi į kitą vietą, su kai ko susipažįsti, su kai ko atsinaujini. Tai va, tai ten tokio intensyvumo susitikimų, nu kaip praeitais metais, kad Miunchene turėjau, aš nesu niekur kitur turėjęs. Per 2 dienas, matau, 17 ar 18 susitikimų turėjau. Tai toks vienas paskui kitą. Tai čia dvišalių susitikimų, dar plus buvo ten ir kiti dar. Ir panelis sudalyvavo vienoje kitoje diskusijoje, pusryčiuose ir panašiai. Tai dėl to, vienu metu gali pamatyti ir realiai skirti laiko daug žmonių. Apie tą intensyvumą čia pas mus būtent tinklalaidėj Linas Kojalas sėdėjo ir sakė, ten taip ankšta būna, kad yra jis užlipęs Vokietijos kancleriui Olafui Šolcui ant kojos, jums nėra pasitaikę ten kuriozų kokių? Aš esu atsitrenkęs į ne vieną žinomą, sakykime, žmogų, asmenį ir taip palankiai atsitrenkęs, nes, nu, ta prasme, tuo pačiu gali labas pasakyti ir dar persimės keliais žodžiais. Bet ten reikia žinoti, ką tu veiki, nes žmonių yra labai daug ir jie iš tikrųjų juda masėmis ir vos neturi vietomis prasibrauti pilvais nugarom, prasiskverbti. Tai va, kai žinai, kur eini ir ką darai, tai viskas yra sukontroliuojama. Bet jeigu įdėtų tiesiog į tą viešbučio lobį ir va čia sakytų, dabar tu esi Miuncheno saugumo konferencijoje, aš esu įsitikinęs, nesuprastum, ką reikia daryti. Tai kur čia ta konferencija yra, kur čia įleidžia, čia neįleidžia, čia dar kažkas tai laksto. Tai aišku, vėlgi, kokiu vaidmeniu dalyvauji, tas irgi yra svarbu. Esu lydėjęs prezidentą, tai yra viena rolė, jau kaip ministras su kita darbotvarke, tai visai kas kita. Kokias žinutės nuo Lietuvos vežatės į Miuncheną ir kokius signalus, kaip minėjote, iš sąjungininkų norite išgirsti? Dėl transatlantinių santykių, tai visais atvejais, kai tik tai yra galimybė apie tai šnekėtis, tiek vienoje Atlanto pusėje, tiek šičia Europoje, o Europoje reikia daug daugiau aiškinti, tai kad mes su amerikiečiais privalome statyti ilgalaikius santykius ir plačiau negu vien tik tai gynybos srityje, strateginius, ekonominio saugumo ir kitose srityse, tai nėra savaime aiškus dalykai. Bet mums priežastys yra labai, man atrodo, gyvybiškai suprantamos visiems, kodėl mums to reikia ir tą darbą darysiu. Kita yra svarbi tema, tai yra mūsų indėlis į taikos būsimą, tikėkime, susitarimą, stabdant karą prieš Ukrainą. Tai yra tie dalykai, kurie yra susiję su realiomis saugumo garantijomis iš Europos ir tai yra ankstyva narystė Europos Sąjungoje Ukrainos ir tai, ką mes duosime Ukrainai po to, kai bus pasiekta taika. Čia reikia mobilizuoti ir supratimą, ir resursus. Visiems atrodo, kad su karo pabaiga pasibaigs šitas didelis klausimas, ne, jisai tik tai prasidės. Jeigu mums yra sunku sukrapštyti 90 milijardų paramai Ukrainai, tai mums reikės pasistengti sukrapštyti, mano grubiai skaičiavimas, apie 500 trilijono ateinančiai 7 metų finansiniai perspektyvai. Nu, tai tokie yra dideli dalykai ir tai nėra, kur bendraminčių, žinot, ratelį pasišnekam, aš sakau, jūs paantrinat, jūs pasakot, aš paantrinu ir viską čia mes sutarėme. Tai yra sudėtingi politiškai klausimai, nes reikės persilaužinėti. Ir reikės permastyti, kaip atrodys Europos saugumo architektūra su Ukraina ir kaip atrodys Europos Sąjunga. Aš esu įsitikinęs, kad po šitos plėtros Europos Sąjunga jinai jau bus kitokia. Mes turėsim kaip minimum kelių greičių Europos Sąjungą arba sprendimo priėmimą, ir sprendimo priėmimą pakeista atskirose srityse. Tai visą tai reikalauja dabar jau šnekėtis, kad nebūtume eilinį sykį pagauti situacijos, kur reikia greitai spręsti, kur yra arba, gali būti tokia situacija, žiūrėkit, turi mėnesį. Europos Sąjunga sako taip ar ne Ukrainai, vat įdėta bus 20 punktų planą. Ir mes tada pradėsim galvoti apie tai, oi pala, tai čia gal kokią strategiją užsakom studiją, kokią padarykime ir panašiai. Gali reikėti greitai suktis, tai šitos temos man yra svarbios. Ekonominis saugumas irgi, bet čia jau minėjau prie transatlantikos. Minėjot tas pranašiškas kalbas, garsiąsias Venso pernai, Putino minėjot, buvo Zelenskio kalba 22 metais likus savaitė iki karo. Ar šiemet kažką gali tokio? Rubio galbūt irgi išpranašaus kažką su savo kalba? To lūkesčio kaip praeitais metais, aišku, iš karto po prezidento inauguracijos ir atvažiuoja kaip ir viceprezidentas pirmą kartą į Europą, tai lūkesčiai buvo visai kiti ir galvoti, ką čia pasakys ir kokią žinią atveš. Tai šiais metais tokios nėra. Aš manau, kad bus tokios racionalizuojančios, sakyčiau, kryptis, kaip toliau mes turėtume draugė judėti.
žinant sekretorių, jisai yra pakankamai konkretus žmogus, be galo orientuotas į rezultatą, tos kryptis, kurios yra užvirštos, jisai jas aiškiai ir deklaruoja. Tai kaip ne vieną kartą mes jį matėme užsienio reikalų ministrų formatuose, tiek neformaliame užsienio reikalų ministrų NATO susitikime, tiek formaliame, paskutinėme jisai nedalyvavo, jisai žino savo klausimus, jisai žino, ką nori padaryti Jungtinės Amerikos valstijos, kokie yra Jungtinių Amerikos valstijų interesai, gins juos iki paskutinio ir žino, koks yra lūkestis iš Europos. Aš kartais pagalvoju, kad aš labai norėčiau, kad mes sugebėtume Europoje, nuo Europos Sąjungos, nacionališkai sugebam nuo Europos Sąjungos formuluoti tai, ką mes norim padaryti. Čia yra Europos Sąjunga, čia yra mano interesas, 1, 2, 3, čia mano yra pasiūlymai partnerystėm, einam dirbti. Nes mes užsiveliam kalbėjimuose ir kažkokiuose bereikalingose koncepcijose, kai kurios jų yra absoliučiai žalingos. Kaip kad susijusios su didelėm autonomijom. Rimai, krašto apsaugos ministerija ko tikisi iš Miuncheno šiemet? Tai ministras ir jo delegacija taip pat bus saugumo konferencijoje. Tai aš manau, kad ką ministras jau minėjo, tai mano spėjimas toks bus tokia biški garo nuleidimo šitą konferenciją, nes tų įtampų buvo šiais metais nemažai, o kažkokių dėlių naujovų nėra, bet tai yra puikių proga abiem pusėm Atlanto kalbėtis apie tai, kas jiem rūpi ir giliau išgirsti. Tas praeitais metais galbūt buvo šokas kaip nauja politika, ar ne, dabar jau visi daugiau mažiau sustaikė, tai yra, kad Amerika lieka ir neišeina iš Europos, bet Amerikos vaidmuo ilgainiui bus mažesnis Europos gynyboje ir europiečiai turės prie to daugiau prisidėti. Antra vertus buvo sutarta padidinti gynybos išlaidas ar ne, bet dabar ateina tas laikas, kai tariamasi, kad reikia deliverinti, reikia žiūrėti, kokie bus rezultatai. Ir tie Ankaros summitas ar ne, ir jame bus tariamasi ar ne, ir jame yra kelios dedamosios šitoje srityje. Tai viena vertus tai yra tas pats realus išlaidų padidinimas ir tai bus aptariama, bet ir tai, kas iš to. Tai yra kokie pajėgumai ant stalo, kokius pajėgumus turės labiau plėtoti Europą, kuriuos galės duoti Amerika, apie tokius dalykus ir bus kalbamasi neformaliai. Ministre, Rusija, pakalbėkime apie Rusiją. Būna dažnai toks naratyvas ateinantis, kam jūs čia ruošiatės kariauti, kam čia stiprinti tą gynybą, taigi reikia viską spręsti diplomatiniais būdais. Tai pasakykit jūs kaip Lietuvos diplomatijos vadovas, kodėl neišeina kodėl nėra galimas tas diplomatinis kelias su Rusija? Tai jeigu reikėtų kam tokio akivaizdaus pavyzdžio, tai ir būtų šiuo metu vykstantis procesai, kai tiek Jungtinės Amerikos valstijos, tiek Ukraina daug investuoja į diplomatinės pastangas rasti sprendimą, susitarti. Ir mes matome, kas yra iš Rusijos pusės. Jie to tiesiog nepriima. Tai negali būti diplomatinės pastangos vienpusės tik tai ir kitoj atsidūrusi į sieną, toliau jie ten daužai, lyg tai kažkokiu tai būdu galėtum praminkyti, nes diplomatija yra kalbėjimas. Kalbėjimasis, supratimo tam tikro perdavimas, sakykime, partnerio, oponento, kitos pusės, irgi tam tikrų interesų, išvertimas į kažkokius tai bendrus sprendimus ir panašiai. Bet tam turi būti apsikeitimas. Tai iš Rusijos pusės tai, ką mes matėme, tai yra ultimatumai, reikalavimai ir tiek, ir jokio noro kalbėtis, nes jeigu diplomatija veiktų, tai mes jau turėtume galbūt šiandieną kitą rezultatą. Aš nesakau, kad to nereikia daryti iš principo. Bet reikia turėti aiškiai apsibrėžus, ką tu nori pasiekti ir padaryti. Ir man čia labiau įkrenta į temą į vis pasigirstančias kalbas Europoje, kad mums reikia atstovą išsirinkti, kad reikia siūsti kalbėtis į Rusiją. Pats kalbėjimas ir neva, kad tie, kurie oponuoja, tai yra prieš kalbėjimas. Ne taip yra. Aš niekada neoponuosiu kalbėjimuisi kaip tokiam, kad jisai turėtų vykti apsikeitimas. Klausimas yra, koks yra uždavinys ir tikslas tokio pobūdžio operacijos, kai jau vyksti su tam tikra misija. Nes aš žinau, ko nori Rusija ir ką išgirs. Man įdomu, ką nuo Europos tada vežasi ir ką pasakys. Tai tiesiog mūsų lūkesčius ar paprašymą kažkokį, ar nusiveš, ką turėtų būti, svertus tam tikrus, galbūt ir tokia kietesnė kalba, pagrasinimus, kaip visą tai rutuliosis toliau, kokį galų gale mandatą turės. Čia yra velneva šitose detalėse. Nes su kiekviena nepavykusia pastanga Rusijos pusė išeina, nepavykusi Europos pastanga, Rusijos pusė išeina stipresnė. Ir čia yra problema. Tai jeigu nori kalbėtis, pasiruoš kalbėtis ir reikia kietai kalbėtis. Ir turi turėti kažką tai užsikišęs už diržo ir turėti stiprų užnugarį. Nes ten kitokios kalbos nėra. Tai tam, kad galėtume kalbėtis, turim turėti pajėgumus. Ir
tuos, kuriais galėtume sustabdyti, jeigu reikėtų, ar tuos, kuriais galėtume ir pagrasinti, jeigu reikėtų. Tai nepritarėt tai minčiai iš vienos čia Eurovizijos dainos šių metų, kur sako, kad visi karai baigėsi prie derybų stalo? Tai faktas, tai ir pasibaigs prie stalo bet kokiu atveju ir šis karas. Tai taip, visi karai jie galiausiai pasibaigia. Nors ne visi turbūt yra, sakykime, tu dabar pats bandau savo paneigti, gal, sakykime, užšaldytų konfliktų, bet irgi, jeigu tai padaryta, tai buvo tyčia. Ir čia bus susitarta. Klausimas, kada ir kokiomis sąlygomis. Rusija mato tą stalą tai tokį, prie kurio pasirašo kažkas nuo Ukrainos pusės kapituliacijos aktą. Tai mes iš savo pusės matome stalą, kur Rusija sutinka atsitraukti ir gražinti tai, kas yra sunaikinta ir patraukti atsakomybę. Galbūt bus kažkur tai per viduriuką tarp šitų dviejų modelių. Taip, bet visų pirma turi Rusija ateiti prie to stalo. Tai kol mato, kad civilės infrastruktūros naikinimas ir tol, kol jos ten visiškai mizerio pažanga yra tai, ko jai pakanka, tai ir toliau ir juda. O ką Lietuva darys, jeigu auks kažkoks spaudimas Ukrainai sėstis prie tų derybų stalo bet kokią kainą? Mes turėsim savo atsakyti, ar padarėm iš savo pusės viską, kad taip nebūtų. Ir žinoma, kad Ukrainos pačios yra sprendimai, tai ir suverenus, tai jie patys sprendžia, kiek jie šiandien dienai nori gintis, ar kokios sąlygos yra priimtinos. Iš mūsų pusės yra pareiga užduoti paramą visą pusę. Tai ką mes ir darėm iš tos visus metus, ir tai, ką mes telkėme Europoje. Tai tiek dėl finansų, kiek pastangų dėjom, kad jie būtų rasti tie būdai per išaldytą turtą, kai tas nepavyko, per šią paskolą, ar tai būtų ta pati politinė parama Ukrainai piešiant perspektyvą Europos Sąjungą. Tai mes tai iš savo pusės darom. Ir tai, kad ne visi tai daro, ir tai, kad yra santykinai didžiausia parama yra vis dėlto Šiaurės Baltijos šalių, o absoliuti parama yra Šiaurės šalių plus Vokietija, Olandija, tai aš turiu keliasdešimt valstybių ant rankų, kurios taip nemano, kurios mano, kad viskas kažkaip kitaip turėtų čia išsispręsti. Ir čia yra mūsų darbo laukas. Eiti, įtikint. Dar nemažiau svarbus ir kaštų Rusijai didinimas šitam kontekste, nes jie, žinai, visą laiką sveria per naudos ir kaštų prizmę. Tai šiuo atveju ministras labai daug kalbėjo apie tai, kaip mes remiam Ukrainą, bet tame tarpe mes ir didinam kaštus Rusijai tiesiogiai per sankcijas visokias ir panašiai. Tai čia irgi dar turbūt neišsemtas reikalas yra ir yra rezervo toje srityje šiek tiek ne tiek, kiek iš Lietuvos taško, bet tai, kaip mes patys irgi kartu daromės, kaip bandome paveikti tiek Europos Sąjungą, tiek šiuo atveju Jungtinės Amerikos valstijas. Nebejoju, kad apie tai bus kalbama ir Miunchene, ką daryti toliau, ar ne, kaip priversti Rusiją dėrėtis prie stalo, nes joms dėrybos išties tai yra diplomatinė. Aišku, kad Rusija visą laiką už diplomatinį sprendimą, jeigu, kaip pasakyti, galima gauti tą patį nemokamai. Jeigu nereikia nieko už tai sumokėti ir gauti nemokamai, tai galima pasirašyti popierius. Bet problema ta, kad jie galvoja, kad jie gali gauti ir kitais būdais, ar ne? Tai dabar mes turime įrodyti, kad jie negali gauti ir pakeisti jų skaičiavimus ir tik tuomet atsiverstos galimybės taikai. Kaip tik norėjau klausti, ministrė, kaip su tom sankcijom, kiek yra veiksmingi tie vis skirtingi sankcijų paketai Rusijai? Kad jie turi poveikį, tai niekas to neabejoja. Tai ekonominė išraiška yra akivaizdi. Čia tiek per negautas pajamas, dėl naftos prekybos, dėl įvestų naftos kainų ribų, savo laiku dabar ta kaina yra mažesnė, ar dėl to, kaip didinam kaštus šešėlinį laivyną sankcionuodami. Klausimas, ar galima pasiekti tokį ekonominį efektą, kad politiškai būtų persvarstyti sprendimai. Tai mes dar net nesame išbandę visko to, kas mūsų rankose. Ir mes negalim sakyti, kad jos ir politiškai neveikia. Tos antrinės sankcijos, kurios buvo amerikiečiai sudėlioję, tą Lindsey Graham vadinamą paketą, ten įspūdingas dalykas yra, kaip ir Indijai pritaikė dalį jų, ar ne, kaip vienai pagrindinių naftos pirkėjų iš Rusijos, tai mes čia dar tikrai turime ką daryti. Tai tiek ir stabdant judėjimą šešėlinio laivyno ir stabdant pajamas, tiek ir įmonės sankcionuojant. Ir tai, kad Amerika yra vis dar daugiau sankcionavusi įmonių negu kad Europos Sąjunga, yra gėda tiesiog. Tai čia mes labai greiti pasmerkti vieną kitą ėjimą, vieną kitą komentarą, bet kai pasižiūrė ant žemės ir kiek Europos Sąjunga yra sankcijų priėmus ir kiek Jungtinės Amerikos valstijos, tai tai mums ir vėl reikia vytis. Tai va, išskyrus šešėlinį laivyną, su juo mes visai gerai dirbame ir papildomas priemonės taikome ir dabar 20 pakete numatysime bet kokių paslaugų tiem laivam draudimą, tai bus efektas. Bet kalbant apie energetikos įmonės, apie gamtinių dujų pirkimą, turime šitų skilių.
Ir dėl to ta kritika, kuri atskrieja ES, sakant, tai jūs čia mus raginat antrinės sankcijas priimti, o tai kodėl jūs patys viduje vis dar tas perkate naftą ir dujas, o kaip dėl jūsų antrinių sankcijų tom šalim, kurios prekiauja su Rusija, ir mes tada sakom, ne, čia yra labiau niuansuota ir panašiai. Gali kilti klausimų visiškai pagristų, kiek tiki kolektyvinė politinė valia ES šių priemonių efektyvumu. Ir kodėl mes vis dar save ribojame, jeigu iš tikrųjų didžiausias dalykas, kurio norime saugumo prasme Europoje, kad būtų sustabdytas karas ir agresija Rusijai bent artimiausią laikotarpį į priekį. Ir čia yra netitikimų. Ir aš čia matau tą dvigubą dugną, nes arba situaciją vertina taip, arba galvoja, kad iki mūsų nedaneš viso to, arba galvoja, kad man čia keli metai, aš čia kaip nors iki kadencijos pabaigos persversiu. Aš savo bandau atsakyti klausimą, kodėl mes nedarome tų sprendimų, jeigu tai yra tiek svarbu. O Baltarusija yra laikoma dar savarankiška tarptautinės politikos veikėja? Tai tas subjektiškumas, ypač po Rusijos agresijos, taip kaip jinai vyko prieš Ukrainą iš Baltarusijos teritorijos, tai čia yra arba tai yra visiškas bendradarbiavimas vykdant agresijos nusikaltimą, arba tai yra visiškas teritorijos nekontroliavimas. Čia turėtų beje ir tarptautinis baudžiamasis teismas ir išsiaiškinti vieną dieną, kai imsis atsakomybės klausimo visų tų, kurie tame dalyvavo. Objektyviai sričių, kurias pati Baltarusijos valdžia gali kontroliuoti, yra vis mažiau, kai matome, kad Rusijos ir per šitą laikotarpį ir taktinis branduolinis ginklas ten atsirado, ir vidutinio nuotolio oro sistemos, raketinės sistemos dislokuotos Baltarusijoje, panašu, kad inkaruojasi Rusija tenai ilgam ir tai nieko gero nežada. Karinė prasme, integracija kaip regionės karinės grupuotės jau kadais buvo padaryta, tai mums nėra naudinga kryptis, nes pilnas suverenitetas, kaiminės valstybės ir savarankiškumas, jisai yra vienas mūsų nacionalinio saugumo uždavinių. Ir iš karto užbėgdamas už akių nesutinku su tais, kurie sako, kad mūsų valioje buvo daug ką paimti ir pakeisti, padaryti. Ir galbūt jeigu sankcijų politika kitokia būtų buvusi, tai būtų turėjęs dabartinis režimas daugiau manevro laisvės ir būtų savarankiškesnis. Ne, nieko panašaus. Mes tos ciklus matėme aukštyn žemyn ne kartą, kai žmogaus teisių pažeidimai, brutalus elgesys su politiniais oponentais vesdavo į sankcijas, tada kažkoks tai būdavo ten tokio baltarusiško žavesio laikotarpis, kur liktai paršiltėja santykiai, tada vėl į ją pačią krenta. Ir kiekvieną kartą, kas iš to įvykdavo, tai kad turėdavo režimas daugiau svertų manipuliuoti tiek su vakarais ir tiek su Rusija, negu kad mes pasiekdavom kokį nors efektą. Tai dėl to aš manau, kad tą visą sinusoidą ją reikia tiesiog sulaužyti ir tiek, ir nustoti blaškytis. Kalbant apie Ukrainos ateitį ES, kalbama, kad apie tą ateitį reikia kalbėti kartu ir apie Moldovos ateitį ES. Kaip tik neseniai lankėtės Moldovoje, kokia dabar situacija ten yra, ypač kalbant apie tą Rusijos bandymą destabilizuoti? Šiaip šaunuoliai tikrai, kad su Europos pagalba, su Lietuvos didelė pagalba Moldova atlaikė didelį Rusijos spaudimą, dezinformacijos spaudimą, patys skaičiuoja, kad daugiau nei 100 milijonų eurų buvo įdėta į visą informacinę ir kitokią kampaniją Moldovoje tik tai tam, kad nelaimėtų proeuropietiškos jėgos, bet jos laimėjo, tai rugsėjo rinkimai buvo tikrai gera žinia. Ir dabar taip, Moldova turėdama proeuropietišką ir stiprią prezidentę, turėdama daugumą parlamente, yra tose sąlygose, kai gali greitų tempų vykdyti reformas, kurios yra būtinos narystė Europos Sąjungoje. Tai ambicijų yra daug, bet ir nusiteikimas yra geras, iš ES parama yra didelė, kaip ir 2 milijardų dydžio paketas visas Moldovos augimui. Tik tai, žinoma, priklauso nuo to, kaip viduje organizuosis ir kaip tą darbą darys. Reformas nėra lengvas dalykas, tiek kad prisimenat, kaip Lietuvoje jis vyko. Kitas yra svarbus dalykas, kad plėtra ES vyks tik tai tada, kai bus joje aiški Ukrainos irgi vieta. Vėl pradėjom kalbėti apie plėtrą dėl karo prieš Ukrainą ir kur bus Ukraina, dėl to ir Vakarų Balkanai vėl užaktyvėjo, Albanija, Juodkalnyje, daro iš tikrųjų pažangą šalis. Tačiau iš Lietuvos perspektyvos ir pozicijos mums nereikia kitokios plėtros, negu kad su šitom dviem valstybėm. Turiu menį su Ukraina ir Moldova. Ir dėl to yra labai svarbu, jeigu dėl Moldovos yra paprastesni atsakymai, tai yra labai svarbu rasti atsakymus dėl Ukrainos. Nes nemanau, kad Lietuvai, kad kokiom nors sąlygom bus priimtina svarstyti, kad, žiūrėkit, padarom pirmą plėtrą tokią nedidelę,
O tada jau žiūrėsime, ką darysim su Ukraina. Tai matant, kur vyksta Europos linksta politinis žemėlapis viduje ir kur ves rinkimai, mes turėsime rinkimus didžiosiose valstybėse, taip pat kiti metai, Prancūzijos prezidento rinkimai, dar kiti metai, 28 Vokietijoje rinkimai. Matome, kokią rodo apklausų rezultatai. Tai man niekas neįrodys, kad šiai dienai politinės sąlygos yra kokiu nors būdu blogesnės, negu kad jos bus ateityje, kad jos ten pagerės. Tai jeigu mes šiais metais, kitais metais negalim padaryti didelių sprendimų, tai panašu, kad ES ties čia ir sustos. O tada mes spręsime kitokią pobūdžio problemą. Ką darysime su šiomis valstybėmis už ES ribų, kurios yra nuolat atakuojamos Rusijos. Na, Ukrainos atveju tai visai bus situacija, aš tikiu, kad bus jau po taikos, bet kur turėsim padėti išlaikyti ginkluotasias pajėgas, bet neturėsime įrankių, kaip paskatinti valstybę stiprėti iš vidaus. Tai ne vien tik tai ginkluotė stiprina valstybę, yra politinės institucijos, demokratiniai institutai, administraciniai gebėjimai ir panašiai. Dėl to aš nematau jokio kito scenarijaus, kuris užtikrintų taip pat ir Lietuvai saugumą, negu kad Ukrainos paėmimas ES. Apie ES tęsiant, tampa ES iš pasyvios stebėtojos gynybos politikoje, aktyvia formuotoja, ar gali tapti ES tuo saugumo garantu, ar vis dėlto esam labai jau priklausomi nuo Amerikos? Na, aš Rimo mieliau išklausyčiau dėl jo vertinimo. Iš tikrųjų, nes čia ir ekspertizės geros reikia, ne vien tik tai turėti valią, bet jeigu man reikėtų matuoti tik tai valią ES, aš atsidaryčiau visų Europos valstybių gynybos išlaidų pokyčius ir planus šitam laikotarpiu, kad ir minėto Ankaros summitui, ką ten kas paruoš, ir pažiūrėsime, kiek jos yra iš tikrųjų. Nes tai yra per svarbi tema, kad mes čia blefuotume. Kai aš įsivaizduoju, kad mes galim padaryti kažkokius tai dalykus savarankiškai, tai dedamės ant stalo ir patikrinam, kaip mes juos padarytume savarankiškai. Padarom stalo pratybos, jeigu reikia, pažiūrėsime, kada mes būsime pasiruošę. Neturime mes tų pajėgumų ir tiek. Ir niekas net nesiema jų planuoto. Net jeigu ir norėtų planuoti, tada klausimas būtų už kokius pinigus, jeigu čia nesugebam sukrapštyti kariaujančiai valstybei normaliai paremti. Tai matydamas diskusijas dėl naujos finansinės perspektyvos apie tai, kaip sproginėja biudžetai valstybių, aš nematau, kad tas yra įmanoma. Ir tada žiūrime, kokių ir mūsų pajėgumų reikia iš Amerikos ir išnekamės labai pragmatiškai, jeigu reikia, kaip sakoma, transakcinė kalba su JAV, kaip mes draugė planuojamės gynybą. Nes kitu atveju prioritetas, jeigu ir šitas nesuveiktų prioritetas, tada turėtų būti ne tai, ką mes čia dabar darom, o turėtume sėsti ir galvoti apie branduolinius pajėgumus. Nes vienintelis dalykas, kas sustabdys Rusiją, tai tikimybė, kad ją sunaikins visiškai, išgarins velniop visus. Tai va čia tik tai, kas gali suveikti kaip atgrasimas. Rimai, sutampa kamo ekspertizė su ministro žodžiais? Manau, kad sutampa. Tai, man atrodo, yra, kalbant apie ypač Europos autonomiją, daroma klaida, kad sakoma, ką girdime nemažai viešai paskutiniu metu, kad esą tas 100 000 amerikiečių, jeigu va čia žiūrim į tą gryną 100 000 karių ir sakom, bet problema įsispręs, jeigu 100 000 pakeisim kažkokiais kitais 100 000, esą europietiškai 100 000. Ir šitoj diskusijoje pamirštama, kad kalba yra ne apie 100 000, o kas yra už to 100 000. Už to 100 000 yra Amerika, yra milijoninė kariuomenė, yra milžiniški pajėgumai, air-to-air refueling, tai kuro papildymų ore, ilgo nuotolio smūgio pajėgumai, kosmoso pajėgumai, žvalgybos pajėgumai ir kiti pajėgumai, be kurių didelio masto šiuolaikinis karas yra neįmanomas. Tai tie pajėgumai tiems pajėgumams sukurti Amerika milijardus skyrė, gal net trilijonus ištisus dešimtmečius, ar ne? Tai kai mes kalbam apie Europos kažkokią autonomiją ar kažkokį indėlį, tai bent lašelį to, ką daro Amerika ir ką yra pasirengusi daryti, Europa galėtų prisidėti ir nuimti naštą nuo Amerikos, bet tai užtruks, tikrai užtruks. Tai va čia yra esmė. Ir be šitų pajėgumų kažkokia visavertė gynyba yra, sudėtinga. Tai tiesiog reikia žiūrėti realybėje akis. Bet aš nesakyčiau, kad mums reikia klausti ES ar NATO. Mums reikia ir NATO, ir ES. Ir tame tarpe stipresnės ES gynybos politikos, nes ES turi irgi instrumentus, ypač finansinius instrumentus, reguliavimo instrumentus, nes mes matome, kas darosi dabar gynybos pramonės ir tiek ir už Atlanto, tiek ir Europoje, kai yra metama nemažai pinigų, bet rezultato nėra. Vis dar važiuojama tuo standartiniu taikos režimu, ar ne, o nėra statomos naujos gamyklos, naujas tas, nes
nes tos įmonės yra privačios įmonės ir jos žiūri, kaip maksimizuoti pelną. Tai va čia šiuo atveju susidarima su dilema ir yra interesas visų už abiejų pusių už Atlanto ir net abejo apie tai bus kalbama ir Minchene, kaip pagreitinti ir atpiginti gynybą, nes per brangu yra. Dauguma pajėgumų yra per lėtai ir per brangu. Tai va čia šiuo atveju Europos Sąjunga turėtų vaidinti labai svarbų ir kritinį vaidmenį. Ministrė, Kinija. Pastarosiom dienom dažnai kalbam apie Kiniją, Taivaną. Tai ar buvo ankstesnės vyriausybės klaidinga ta politika Kinijos ir Taivano atžvilgiu? Jo, čia reikėtų atskirti, kaip ir dabar man tie klausimai. Aš suprantu, kad jie yra susiję, bet tai nėra vienas tiesiogiai sekantis kitą, kaip ir sprendimas buvusios vyriausybės 21 metais leisti atidaryti būtent taivaniečių atstovybę ar Taivano atstovybę, kaip jinai yra originalią kalbą užrašyta. Ir buvo vienas, kitas buvo dalykas mūsų santykiai su Kinija. Tai, kur buvo pradėta peržiūra, tačiau visiškas jų nutraukimas buvo Kinijos sprendimas, o ne Lietuvos. Nes čia dažnai irgi Lietuvoje supainiojama, kad čia ne vienu paketu viską padarėm. Tai čia buvo atsakas labiau. Ir po to, ką patyrėm, ekonominės prievartos prasme, tam tikrai sprendimai buvo visiškai niekam kitam niekada nepritaikyti, kaip kad mums pritaikė Kinija. Tai mūsų visa tai yra tokia sudėtinga patirtis. Ir aišku, galėtum sakyti, kad buvo galima numanyti turbūt tam tikrus dalykus, bet kai kas buvo planuojama, kai kas buvo, kaip ir sakiau, visiškai unikalu. Ir aš ne tiek dabar žiūriu, ir reikėjo ar nereikėjo padaryti, tas yra padaryta. Ir galų gale užsienio politika nėra entropinė. Žinot, įmušiau kiaušinį, nepatiko, surinkau atgal į kiaušinį ir išsinešiau. Tu padarėjai pasiekmes ir dabar jau reikia su jomis gyventi. Tai man kaip užsienio reikalų ministrui, aktualu, ką mes dabar su šitą situaciją toliau darome ir kaip tuos savo uždavinius, kuriuos esame suformulavę Kinijos atžvilgiu, taip pat ir Taivano atžvilgiu, kaip juos įgyvendinsim. Tai kas yra Kinijos atžvilgiu mums aktualu ir svarbu, tai saugumo klausimai, be jokios abejonės, ekonominio saugumo klausimai. Ir tuos labai aktyviai keliame Europos Sąjungoje, negalime leisti, kad mūsų ištisos pramonės, ypač tos, kurios susijusios su žaliaja transformacija, su iš viso pramonės transformacija, būtų dominuojamos valstybės, kuri vykdo eksporto kontrolę, manipuliuoja tiekimo sąlygomis ir jas gali tiesiog arba uždominuoti, arba sužlugdyti. Kitas svarbus dalykas, kad kaip rinka, jinai vis tiek mums turi būti pasiekiama. Mes suprantame, kad tas yra neišvengiama. Eksportas yra atsistatęs į dydžius, kurie buvo 20 metais ir iki 21 metų sprendimo. Taip pat kaip uždavinys yra turėti diplomatinį atstovavimą sostinėse, sprendžiant įvairius einamosius klausimus, ką valstybės daro, nepaisant to, kokie yra, sakykime, politinių santykių būklė. Negali būti įtemptesnė, gali ne, bet diplomatija veikia. Tai mes to šiuo metu neturime ir siekiame turėti. Tas vyksta labai lėtai, sudėtingai, bet, ką noriu pabrėžti, atsietai nuo to, kokios mes politikos laikomės Taivano atžvilgiu, turime ekonominį, kultūrinį bendradarbiavimą su jais, norime, kad būtų ambicingesnės ir spartesnės, ne viskas pavyksta, bet esu įstikinęs, kad mes jį ir tęsime. Tai patys savo nesiekime visais atvejais dalykų, kurie neprivalo būti siejami. Tai Lietuva laikosi vienos Kinijos politikos ir laikėsi, ir čia pokyčių jokių nėra, niekas nekvestionuoja to į ateitį žiūrint, bet lygiai taip pat suprantam, kad kaip ir kiti, taip ir mes galim turėti ekonominių santykių su Taivanu, kaip kad ir turi kaimynės šalis, kai kurios. O didesni pasikeitimai, jie užtrunka laikę. Mes matėm, kaip su Kinija santykius normalizavo ne viena valstybė, tai to laiko kur mes dabar esam, tai dar niekur nevėluojam. Jungtinės Amerikos valstijos, kiek užsienio reikalų ministerijos darbą apsunkina prezidento Donaldo Trumpo politika, retorika, veiksmai, sakykime, kai po veiksmų Venezuelai čia Europa, Lietuva irgi atsakė, o gerai, puiku, bet jau kai retorika apie Grenlandiją, tada jau gal ne taip puiku, kaip jums tas darbas su Amerika. Jisai nėra veiksnys, tačiau objektas darbo yra iš tikrųjų palaikyti santykius su Jungtinėmis valstybėmis, tokius, kokių mes norime ir kokių Lietuvai reikia. Ir koks Lietuvos yra interesas. Man Lietuvos interesas, kalbant apie Ameriką, yra egzistencinis. Tam, kad jie čia būtų,
tiek fiziškai, tiek su savo planavimu, tiek turėtų politinį prisirišimą, tiek turėtų savo, jeigu reikalas būtų atsakyti klausimą, tai kodėl mes ten turim dėl jų iš viso ką nors daryti. Tai yra, kad būtų aiškus tie atsakymai. Toks tas turi būti lygis, tai dėl to mūsų ten turi būti daug. Turime kontaktus turėti labai plačius ir ties to ir dirbu. Tai ir temos, ir iš mano rato, sakytim, klasikinė prasme išeinančios būtų. Kaip kad ir praeitos savaitės vizitas buvo skirtas kritinių mineralų tiekimo saugumui, atliepiant amerikiečių iniciatyvą statyti globalų alijansą. Lietuva privalo tame dalyvauti, kalbamės apie energetinį saugumą, taip pat apie bendradarbiavimą užtikrinant politinį, sakykime taip, politinį savarankiškumą vakarų pusrutulio valstybėse, apsaugant jas nuo kišimosi iš Kinijos, Rusijos, čia irgi yra viena iš temų. Tai mes labai proaktyviai ieškome temų, kur galėtume įsitraukti ir turėti dialogą. Nesame mes vien tik tai, kokie ten prašytojai, ateikit, išgelbėkit mus ir panašiai. Mes turime ką padėti ir turime labai sėkmingų pavyzdžių, kurie labai gerai sukasi ir kotiruojas. Tai pačioje energetikos srityje, ar tam pačiam vakarų pusrutuliu paskutiniu metu. Tai Amerika keičiasi, sąjungininkas strateginis keičiasi, ir mes turime padėti jam pasiekti tai, kokių interesų turi, kas atitinka ir mūsų interesus. Tai šitoje vietoje nėra sudėtinga pasirašyti, susidaryti sąrašą, tai, ką apsibrėžia amerikiečių nacionalinio saugumo strategijų, gynybos strategijų, tai, ką mes apsibrėžiam savo nacionalinio saugumo strategijų, ar ne, kurią iš vyriausybės pateiksime Seimui. Tai ir pažiūrėkime, kiek ten sutampa reikalų ir ten, kur sutampa dirbu. Ir nereikia šokti į eskalacijas ar įvairiausias ten, nežinau, akis už akį situacijas, kaip kad ir taip pačioje retorikoje dėl Grenlandijos. Yra čia to pozityvo. Ir tai, ką padarė, pozityvo turiu omeny rasti pozityvų išėjimą. Tai aišku, geriau, kad tos temos būtų iš viso nebūtų buvę, bet jeigu jinai jau yra. Ir tai, kaip padarė NATO generalinis sekretorius, kuri irgi man dėl nesuprantamų priežasčių dar čia sugeba kažkas Europoje kritikuoti, kad reikėjo neva tenai kažkaip tai ten tvirčiau, kiečiau, dar ten, žodžiu, pagrasinti, ten kažką tai ten pasakyti ir padaryti. Ėjo ir surado sprendimą. Žiūrėk, spręsime NATO rėmus. Darysime didesnį įsitraukimą NATO valstybių. Galbūt čia kokią operaciją ar dar. Sprendžiame kaip sąjungininkai viduje. Ir veikia tai. Ir jeigu nuima įtampą ir valio. Kalbant apie karštus tokius taškus pasaulyje, Izraelis, Palestina, kokia Lietuvos pozicija ir kiek pozicija dėl Izraelio-Palestinos yra vieninga Europos Sąjungoje? Dabar jinai yra tikrai pakankamai vieninga, nes visi vieningai pasveikiname paliaubas, kurios buvo pasiektos su dideliu Amerikos įsitraukimu. Ir planas, kuris yra pateiktas, jisai turėtų būti įgyvendintas ir man atrodo, čia dėl to abejonių nėra. Kur tikrai buvo įtampų ir nuomonių išsiskyrimo, tai kokios turėtume laikytis, ne tai kad politikos tai taip, mes ten ir Izraelio atžvilgiu, kai vyko kariniai veiksmai, tai žinoma, kad mes juos smerkėme ir kad kvietėme laikytis humanitarinių standartų, bet kaip bausti ar nebausti Izraelį už tai. Va čia turbūt buvo tas išsiskyrimas. Tai tie tokie, pasakykime, tos liekanos gal dar šiek tiek ir yra, atsispindi jos dėl Izraelio politikos vakarų krante vertinimo, kur beveik visos valstybės išskyrus vieną pasisako už tai, kad turi būti kietesnės priemonės už nausėdijų kūrimą ir tai, kas yra daroma su vietos gyventojais, taikomas Izraeliu, bet dabar visi tikrai koncentruojasi į paliaubų gyvenimą. Tai dėl to ir taikos taryba, kuri buvo pradžioje Gazai numatyta iš tikrųjų ne visam pasauliui, ta JAF iniciatyva, jinai turėtų pradėti veikti, turėtų prie jos stalo sėdėti tai tie, kas daugiausiai duoda pinigų, o pinigų Gazai tiek humanitarinė prasme atstatymą iš viso, bet kurį paimkite, bet kurią kategoriją, daugiausiai pinigų, be jokios konkurencijos duoda Europos Sąjunga. Tai Europos Sąjungos vaidmuo ten jisai privalo būti didelis, bet čia eilinė drama yra. Mes už viską sumokam, sprendžia visi kiti. Tai čia ten, kur eina Europos Sąjunga ir tiesiog uždenginėja bėdas visiems. Tai čia, kad neliktume irgi vien tik tai kaip didelė piniginė, kuri už viską sumokės, ką kiti sugalvos, turime proaktyviai įsitraukinėti. Tai čia didelio dabar debato nėra. O tai, kas vyksta Irane šiuo metu, ar tai turi įtakos Europos saugumui? Vienareikšmiai turi įtakos tiek galų gale, tai branduolinė programa, kuri buvo be kelių mėnesių pasiekta, jeigu nesmūgiai prieš Iraną, tai čia mums turėjo tiesioginės įtakos ir mus labiau pasiekė negu kad Jungtinės Amerikos valstijas. Ir čia yra klausimas, ar mes patys galime kietomis priemonėmis užsitikrinti tai, kas mums yra svarbu, gal net egzistenciškai svarbu ar ne.
Tai be jokios abejonės sveikintini Amerikos sprendimai buvo ir tai, kad dabar Amerika spaudžia Iraną dėrėtis taip pat ir dėl raketų programos, ko anksčiau net neprisileisdavo į kalbas Iranas kalbėtis, ne va tik tai apie branduolinės programas, bet ne apie raketų programas, tai rodo, kad amerikiečiai sugeba tus svertus susikurti. Va tokio mums reikia veikimo. Aš, kai kalbu apie ES kaip geopolitinė veikėja, aš jį noriu matyti va tokią, kuri žino, ko nori, aiškiai įvardina ir nekrūpčioja, eina ir išsireikalauja. Jeigu reikia ir pagrasina. Bet mums šitam dėl to nereikia kažkokių tai papildomų ekstra viduje autonominių nuo Amerikos pajėgumų, kur turėkime savo Europos valstybių pajėgumus. Ir galėsime pasiekti tai, kas mums svarbu. Tai ta pati Irano raketų programa, tai jinai visą regioną terrorizuoja. Ta prasme, pajėgas dislokuotas, bet lygiai taip pat ir Europą pasiekti. Tai mes čia turim būti suinteresuoti, ar ne? Tai, kad Iranas tiesiogiai aprūpina Rusiją dronais, kurie galų gale ir čia pas mus nusileidžia. Tai mes turim jiem už tai pritaikyti papildomų priemonių. Tai, ką Lietuva iš savo pusės daro, ką mes darom, tai esame vieni proaktyviausių sankcijų paketų rengėjų, beje, Irano temoje taip pat. Bet tai ne vien tik tai sankcijos turi riboti režimą. Šitas režimas su sankcijomis gyvena jau kiek metų, tai 40, kiek jau čia, 7. Tai mes turime taikyti ir kitas priemonės ir nepabijoti. Nes ypač tai tas jausmas, kuris buvo, kai liko keli mėnesiai iki jau užsodrinto normalio urano ir branduolinio ginklo susikūrimo, man toksai buvo kaip niekada, toksai laikrodis muša jausmas. Ir ar mes čia kažką tai galim padaryti ar ne? Yra dar kažkokių įvykių pasaulyje, karštų momentų, apie kuriuos gal dar per mažai kalbame, kurie irgi daro įtaką Lietuvos saugumui arba galbūt darys per artimiausius kelerius metus? Jeigu ES susiims geopolitiškai, tai tikrai turėtų koncentruotis, spręsti pafrontės klausimus. Ir aišku, per NATO mes tai darome pirmiausia, bet tikrai turėtų susikoncentruoti į Afriką. Turi būti bent viena geopolitinė erdvė, kur Europa yra dominuojanti galia. Ir finansiškai dominuojanti galia, politiškai, saugumo darbotvarkės prasme, nes mes viską prapylėm. Ir tie žemėlapiai, kuriuos kartais parodo Užsienio reikalų taryboje, įtako prekybos. Kur buvo prieš 10 metų ES, pagal spalvas. ES pirmaujantis prekybos partneris JAV arba Kinija. Tai šiuo metu tas žemėlapis yra raudonas, pasaulio žemėlapis. Kinija visur dominuoja. Ir tokios situacijos, kai mes mokame už kokius ten infrastruktūros projektus, už viešasias paslaugas Afrikoje, bet visą tai naudą susirenka Kinija, galų gale Kinijos kompanijos pasiema tą naudą, yra visiškai nepriimtina. Tai yra sugebam už save atstovėti arba ne, arba kodėl mes senai ten tos pinigus įdėdinėjame. Tai man atrodo, čia Europos Sąjungai tokia dar kartą geopolitinės tokios realybės testas yra. Tai, ką JAV apsibrėžė vakarų pusrutulis. Tai apsibrėžkime, ir mes turime savo erdvę ir dirbkime čia. Ko trūksta, ką reikia padaryti, kad Europa būtų tokia, kaip jūs sakote, kokios jūs norite griežtesnė, ar čia yra asmenybių klausimas, lyderių klausimas, ar vienybės? Ir lyderystės klausimas yra, sprendimų priėmimo klausimas yra. Turėsime judėti kelis greičius. Dabar turim vieną valstybę, kur viską iš eilės vietuoja. Aš čia sakytume, gerą planą turim, kažkas sako, ne, šito nebus, vietuoju. Ir viskas, ir stovim. Ir tada formuojasi kažkokios koalicijos, tos koalicijos jos tada yra tokios, sakykime, netvirtos viduje, tada kai jau koalicijos, tai žiūrime, ką iš ES ribų galim, kaip ir ta, norinčių koalicija. Ar ne? Tai visai kitaip atrodytų be Britų. Šiso nežinia, ar būtų. Ta prasme, kaip politinis, irgi tam tikras politinis, diplomatinis pratimas. Tai mes turime ES kaip institucijų rėmuose veikti. Nes niekas nenori, kad mums pavyktų. Čia dar tą reikia. Stebėmės, kad ES nėra JAV nacionalinio saugumo strategija, arba ten vaidmuo nepriskirtas. Nenori niekas tos ES ten matyti. Nori atskiras valstybės matyti. Taip yra paprasčiau dirbti. Lygiai taip pat iš Kinijos pusės yra tyčinis ignoravimas ES institucijų atstovų. Negali susitikinėti su, kad ir nedidelių valstybių vadovais, bet su ES institucijom ne. Bus ypač, kas užsienio politika yra ignoruojama. Kodėl taip daro? Dėl to, kad nenori, kad taptų veikėjų. O mes turime dėl to iš principo jau patapti. Ir turim peržiūrėti sprendimų priėmimą. Tai užsienio saugumo politikoje vienareikšmiai. Reikia plėsti klausimų ratą, kur yra kvalifikuota balsų dauguma. Ir čia galbūt atsiras daugiau svorio. Krašto apsaugos ministerija irgi linki Europai stipresnės lyderystės.
Taip, linkiu ir galvoju, turbūt vis tiek neišvengiamos tos didesnės investicijos karinius pajėgumus, nes pastarieji dešimtmečiai ką parodė, nes visą laiką buvo sakoma, Europa maždaug karinė prasme silpna, bet yra ekonominė galia ir ta ekonominė galia atperka tą nebuvimą, kad silpna yra karinė galia, bet kaip pasirodė, neatperka. Judami į tokį pasaulį, kai karinė galia yra nemažiau svarbi kaip ekonominė galia. Ir jeigu Europa nori vaidinti kokį nors vaidmenį, nesvarbu, kur įskaitant Afrikoje, tai turi tapti didesnė karinė galia. Tai tiesiog suprasti, kad reikia investuoti daugiau gynybą, bet šiuo atveju reikia kalbėti apie cash, grynus pinigus, kuo didelės sumas. Neužtenka kalbėti apie autonomiją, nes mes per daug kalbame apie strategiškai, kaip tai atrodytų autonomija ar panašiai, bet realius pajėgumus. Klausimas, kiek yra degalų kuro užpildymo ore lėktuvų Europą, kiek turi strateginio pergabinimo orlaivių, kiek turi tolimo nuotolio raketų, pavyzdžiui, iš laivų paleidžiamų, kad būtų galima paremti žodžius potencialiai veiksmais. Bet čia klausimas yra. Tai jeigu Europa investuos į tuos dalykus, į tuos pajėgumus ir išspręs tą problemą, kaip priimti sprendimus, tada ir galima bus kalbėti apie Europą kaip karinę galią. Irgi ekonominė galia irgi yra labai svarbu. Tai turėsi turėti kažką namuose tokio, kas įtikintų oponentą nedaryti tam tikrų dalykų Europos atžvilgiu. Vienareikšmiai. Tai, ką dabar matome Jungtinės Amerikos valstijos. Yra lėktuvnešis argumentas, kai jis juda link tavęs. Tai lygiai taip pat ir Europa turi turėti tokius pajėgumus, kurie galėtų pasakyti, žiūrėk, šičia mums yra labai svarbu, už šitą mes esam pasiruošę naikinti jūs. Tai tokia Europa jinai turi būti. Negrasinti visiems iš eilės, bet apginti savo interesus. Ir toj pačioj ekonomikoje. Mes ir čia jau prapilinėjom, kaip geoekonominis veikėjas vienas Europos Sąjungai nefunkcionuoja. Turim begalės vidaus rinkos problemų, bet čia atskira tema, bet savo ekonominius interesus apginti išorėje, užsienyje, irgi nesugeba. Ir tos atsirandančios kalbos apie, čia iš viso sąlyga turbūt taip galvoti, yra, kad Europa kaip daiktas, kad čia vos ne, jeigu ne su Amerika, tai dabar su Kinija čia bendradarbiausim, kad čia Kinija bus mūsų strateginis partneris, tai man iš viso subjektiškumą neigia, tai reiškia, tu negalvoji apie save kaip apie lygiavertį šitoje trijulėje veikėje, nes bendro vidaus produkto prasme mes ten ir esame. Ir kitas yra, kiek turi būti trumparegiškas ir nematyti, ta prasme, tos naujos perspektyvos, kurią nori Kinija užmesti visam pasauliu. Tai dėl to čia ir vieno premjero žodžiai apie tai, kaip Kinija gali būti alternatyva ir metimasis į Kiniją, man tai yra didelė strateginė klaida. Ir tokia, kuri turės įtaką kartoms į ateitį. Mes turime gintis nuo tos įtakos, tam, kad galėtume išlaikyti taisyklių kūrimo teisę, nes jeigu nekursime taisyklių šitam pasauliu, sukurs už mus. Ir ten mums tikrai, net ne tai, kad tenai nepatiks, bet ten mums vietos neliks. Mūsų laikas eina visai į pabaigą. Ministre, tai sakot, lyderystės reikia stipresnės Europoje, tai gal pats turit ambicijų kažkokių tą lyderystę asmeniškai nešti? Mums to dėmesio dabar tikrai daugėja ir mes jo natūraliai susirinksime dėl artėjančio pirmininkavimo Europos Sąjungai. Geografija dėl to plėsis ir man vizitų prasme, susitikimų prasme, klausimų prasme šitie metai bus tikrai daug platesni ir į mus žiūrės kaip į tuos, į kurį reikia šiek tiek ir politiškai investuoti. Na ir mūsų tas laikas bus 27 metų pirmas pusmetis, kur turėsime galimybę ir darbotvarkės formuoti ir tam tikrus klausimus sumoderuoti, konsensuso ieškoti. Tai man atrodo, čia visiems bus erdvės pasireikšti ir lyderystę rodyti. Linkime sėkmingų darbų. Ačiū, kad atėjot.